pristatome trąšas pagamintas pagal specialų Baltikagro užsakymą, kurios yra skirtos pagrindiniam javų ir rapsų tręšimui. Galima naudoti tiek rudenį, tiek pavasarį. Kuo šios trąšos ypatingos ir kuo jos skiriasi nuo standartinių trąšų ir kodėl ūkininkas turėtų mokėti šiek tiek daugiau negu standartinės trąšas. Atėjo laikas, kada dirbame labai intensyviai, kada yra labai sunku laikyti sėjomainos. Puikiai žinome, kad beveik visuose ūkiuose važiuoja labai galinga, sunki, gera technika. Bet yra vienas labai skaudus dalykas, ką labai sunku kartais daugumai dar suvokti arba gal dar noro neužtenka, tai yra organika, organikos kiekis, įsisavinamų maisto medžiagų kiekis dirvoje ir kaip gyva ta žemė, kiek mikroorganizmų natūralių būdų veisiasi toje dirvoje, kaip mineralizuojasi šiaudai ir visa tai nulemia ilgalaikės žemės perspektyvas. Vienas iš kertinių dalykų šiuose trąšuose tai yra šios trąšos gerina maisto medžiagų įsisavinimą. Ypatingai fosforas, kuris augalam reikalingas, kuris dirvoje juda vos 2 mm tik tai, yra labai sunkiai augalam prieinamas ir iš tų trąšų, kurios buvo atiduodamos tais metais, augalai pasisavina realiai tik tai apie 15%. Vadinasi, didžioji dalis fosforo liks nepasavinta, netirpioje formoje ir liks vadinama augalų arba dirvos sandėlyje, arba tiesiog liks užblokuotas. Kągi reikėtų daryti, kad taip neatsitiktų? Paprastas dalykas – į trąšas įdėti huminės ir folio rūgštis. Šiuo atveju mes gamintojų paprašėme granuliuoti koncentruotą sausam pavidale humistarą. Kągi atlieka humistaras dirvoje? Augalas vysto daugiau mažesniųjų šaknelių, kurios sugeba paimti daugiau maisto medžiagų iš trąšų ir iš dirvos jau. Sulaikoma drėgmė, kas šiandien dienai yra didžiulė problema. Taigi, kai drėgmės šaknų zonoje yra daugiau negu įprastai, vėlgi šaknis gali vystyti ženkliai geriau. Kada yra palanki terpė, šiluma, vanduo, drėgmė, dirva geriau ventiliuojasi dėl organikos esančios jau šaknų zonoje, tuomet žinoma ir mikroorganizmai, kurių natūraliai dirvoje tikrai yra daug, pas mus natūralių, lietuviškų, tokių, kokių reikia. Jie gavę atitinkamą terpę, gavę maisto medžiagas, tai yra organika, jie vystosi ženkliai greičiau, vystosi tos kolonijos, kurių reikia mūsų dirvomis ir tuo būdu, judėdami dirvoje, jie sukuria palankesnį šilumos režimą ir, kas labai svarbu, ko yra tikrai Lietuvoje labai daug, tačiau yra paslėpta ypač šarmingose dirvose, kuriuose yra pH virš 7, kur vyrauja sunkios molio dirvos mikroelementai. Jų dirvose yra, tačiau jie nėra prieinamuose augalam formose, todėl jie yra sunkiai paimami. Taigi apibendrinant, kodėl reikėtų rinktis šias trąšas. Šiemet gavome labai gausų derlių, turime labai daug šiaudų, kuriuos reikia mineralizuoti, tręšimas, dirvos priežiūra, organikos papildomas įnešimas, tai yra būtinybė jau šiandien tapusi, kurios neturime mes pamiršti. Ir trąšos Powered by Humitas, tai yra ta prekė, kuri norėtųsi, kad ateitų jūsų laukus ir kad mes galėtumėm kartu lygiuotis į tuos ūkininkus, kurie jau dirba su šiomis trąšomis